Labas. Sveiki. Esu Šarūnas iš Plungės. Rimtas vyras, kiek tau metų? 23. Ko užsiimi gyvenime? Šiaip dainuoju. Etatinis dainininkas, ar ne? Nu taip. Kur turi etatą? Palikau namuose. O be dainavimo ką veikia gyvenime? Nu šiaip dirbu. Ką dirbi? Plungės šaltyje. Ką tu darai savo rankomis, kojomis ar kom nors? Ką moki? Nu šiaip dainuoti. Meilės dainos. Ką dainuosi? Meilės daina. Aš tau sakiau. Savo kūrybos? Nu ne. O kieno? Žvaigždžių spindesys. Čia tokia grupė? Jo. O tu atėjai nugalėti Lietuvos talentus? Nu taip. Gerai, Šarūnai, dainuoti. Plaka man širdelė, taip labai karštai. Aš tik tavo meilė, tu tada sakei. Bet šiandieną supratau, kad viską nelabai. Su manim tu paskutinę naktį tik žaidei. Šiandieną supratau, kad viską nelabai. Su manim tu paskutinę naktį tik žaidei. Aš tau sakiau, trys nagis kris, mes išsiskirsime mažytę. Tu netikėjai manimi, seniai jau viskas taip įvyko. Šarūnai. Tu nerealus. Sakyk, o tu esi girdėjęs dainuojant, pavyzdžiui, mane ir Marijoną Mikutavičių? Nu esu. O kuris tau labiau patinka? Kuris tau labiau, Marijonas ar aš? Nu kaip čia galim pasakyti? Ar trečias variantas koks nors? Trečias variantas aš. Šarūnai, sakyk, kiek sveria tavo grandinėlė ant kaklo? Nu šiaip pasakius, netoli 60 gramų. Bet čia auksas. Sidabras. Sidabras. Jo. Neparduok, jis dabar brangsta. Nu taip. Marijonai. Tai yra baisiausia, ką aš girdėjau po to, kai tas Norvegas iššaudė tų žmonės. Bet žinai, kas baisu, kad tai yra taip baisu, kaip ir juokinga. Ir tai yra tavo labai didelis pliusas. Ir dievaži, aš norėčiau, kad mes matytume ir kitoj laidoj, nes tai... Marijonai, tai tu sakai taip ar ne? Aš sakau taip, nes aš ją pasirsiu. Aš noriu pasakyti, kad tai buvo visiškas kliedesys. Ačiū. Bet jis patinka Lietuvai, aš sakau taip. Ačiū. Tu iš manęs tikiesi, taip nuoširdžiai pasakyk. Nu taip, gal tikiuosi. Žinai, Šarūnai, kas baisiausia, kad net dabar, kai mano žodis nieko nelemia, aš vis tiek noriu tau pasakyti tai.